Sveiki, šiandien yra balandžio 18 diena ir aš pradedu mokytis. Taigi, šiandien mokytis jau baigiau, tai dabar, kaip visada, pereinam per ką padariau. Tai diena 30, jau iš tikrųjų pirmas mėnesas kaip ir gaunasi mano mokymosi. Tai ką šiandien padariau, tai galim pasižiūrėti. Restrictionai gestam, kad jie negalėtų įti kad jie, pavyzdžiui, negalėtų skurti tasko, negalėtų updating tasko, negalėtų ištrinti tasko. Search box'ą padariau. Tuomet padariau, kad completed taskai kažkokį efektą turėtų, tai kad tiesiog matysi, kad jie crossinti out, vėliau, nežinau, galima kažkaip ir kitaip turbūt pabandyti. Ir tuomet assigninti userį į jo padarytą taską. Tai čia pagrindiniai dalykai, galim dabar pažiūrėti čia. Tai viską pagal šitos stepsus padariau. Kame dar esmė yra, kad aš dar pridėjau vieną dalyką, kurį pamiršau įtraukti, tai yra automatically assign user to the created task. Tai šitą užmiršau įtraukti čia prieš šitą žiūrint viską, dabar įtraukiau ir padariau. Tai va šitos visus per 2 valandas realiai padariau, ganėtai įstrigau prie 21, nes ten daug dalykų, bet vėliau su ChatGPT turbūt pasiaiškinom ir iš esmės supratau, kaip tai reikia daryti. Tai, man vis tiek šitam projektui tai svarbiausia yra CRUD functionality, tai create, update, delete ir read. Tai su šitais aš manau viskas stipriai, viską pats padariau. Su šitais biški tikrai nemažai aš išmokau, bet visko pats nesugebėjau padaryti. Tai dabar eikime, dabar reikia pagalvoti. Turbūt čia pasižiūrime, ne? Gerai, dabar esam čia nais. Galime atsijungti. Tai kai mes esam atsijungę, tai your browsing is a guest, do not yet have an account sign up. Tai sign upas galime visą sign upint. Štai rodžiau praeitą kartą. Ir čia please login to view your tasks. Tai jeigu mes dabar, pavyzdžiui, eitume į accounts, login, tai viskas veiktų. Turėkim šitą galvoje. Jeigu eičiau yra čia, jeigu eičiau task delete, tarkim aš nežinau koks yra, bet tarkim 4, tai iš esmės mane tiesiog numeta į login page, kas ir turėtų tai būti. Jeigu, pavyzdžiui, task create lygiai taip pat numeta mane į login page, tai aš tiesiog prie to negaliu prieiti. Gerai, iš šito turbūt tiek, dar galim pabandyti į adminą nueiti. Adminas vis gerai. Gerai, tai einam dabar į Rimgaudas 3, pavyzdžiui, jeigu prisiminsiu slaptą žaidimą. Negirst. Pala. Gal ir neprisiminsiu. Pala. Čia yra. Tai, pavyzdžiui, esam čia Rimgaudas 2. Ir čia yra mano taskai. Rimgaudas 2 ir get milk. Jeigu edit paspaudžiam, tai jeigu praeitą kartą čia buvo useris, tai dabar aš jį ištrinau čia dabar userį nebegalima priskirti. Tai jeigu aš padidinsiu, tai automatiškai pavyzdžiui, crossoutinsis ir padidins mano vardu. Jeigu dabar aš sukursiu taską, tai čia irgi nėra userio pasirinkimo, tai is this the correct user? Is the correct user? Pasižiūrėjom, ar pas mane? Tai pas manys atėjo. Ir tą galėsim pažiūrėti kituose vartotojas, ar jie mato šitą taską. Jeigu aš noriu ištrinti Rimgaudas 2, tai paimu ištrinu. Rami galvo. Dabar search aš gal kitam parodus. Tai gerai, dabar prisimenu, is this the correct user, tai galim pažiūrėti, ar kitam jisai bus. Login. Tai matom, kad čia nėra is this the correct user, nes jis yra priskirtas kitam useriui ir čia mes kitų userių nematom tasko. Ir dabar taip, tai čia matom, kad yra padaryti taskai, čia dar nepadaryti. Ir galim šitą search boxą patestuoti. Tai kaipgi šitas search boxas, aš galėjau jį padaryti pagal kelis dalykus, kad ieškotų, bet dabar ieško pagal title patį. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, paimsiu 4, task found, 4 nieko nebuvo, ne? O jeigu, pavyzdžiui, paimsiu ne 3, tai man 3 išmeta.
Tai pabandykim dabar, pavyzdžiui, task, tai man turėtų išmesti iš esmės visus, nieks nesikeitė. Jeigu, pavyzdžiui, task su tarpu, vienas jau pradingo, ar ne, nes čia be tarpo iš tas jau. Jeigu task W, kaip matot, pagal pavadinimą viskas veikia, jeigu mes dabar pakeičiam į underscore, einam čia ir dabar task 2 underscore start. Tai va, viską mes randam. Taip, dabar atrodo, kad jau daugumą parodžiau dalykų. Dar vienas dalykas, ar ne, jeigu aš esu dabar prisijungęs, tai iš esmės man būtų galima net nerodyti login šito dalyko, bet kadangi jau rodo, tai galim pažiūrėti, va, aš padariau, kad tiesiog neveiktų prisijungusiam useriui loginas, nes na jam jau nebereikia prisijungti. Ir tuomet, jeigu va, jis norėtųsi dar accounts sign up, jeigu norėtų prisijungti, irgi lygiai taip pat neveikia, tiesiog redirectina čionais. Tai gal galima skurti ir template atskirą, kad jį neredirectintų į homepage, bet parodyti, kodėl jis negali tenais eiti. Tai tiek tų tokelių šiandien, o dar galim pažiūrėti, koks mano planas. Tai mano planas yra iki 33 dienos šitą maždaug eiti. O faktualiai, nežinau, toks žodis yra. Faktiškai aš viską jau padariau, ar ne? Ir man dar liko 1, 2, 3, dar 3 dienos realiai. Ką aš galvoju daryti, nes aš visiškai neprisidėčiau prie, galime įti dokumentaciją ir plačianais ir pasižiūrėkime table of contents ir net čia, pažiūrėjau, self-test. Ar ne? O tai irgi tutorialą buvo testavimas, tuomet testing in Django. Ir žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad testuoti yra gan sunku. Aš galiu net parodyti, kaip viskas atrodo. Na tai va, iš tikrųjų, formulės yra gan kitokios. Ir aš manau, kad nors čia dar views, tai čia, va čia testavimas, tai visokie self-assert equals, self-assert contains, tai čia gan funkcijos yra kitokios ir rimtą projektą darant, be testų yra sunku išgyventi. Ten kažkur net mačiau, kad projekte viena kodo eilutė prie 300 testo eilučių, tai kaip sakant, va dabar ką aš testavau ranka ar ne, va čia eidamas, editindamas, žiūrėdamas, tai tiesiog tą padarius su, pavyzdžiui, ne, pažiūrėti ar cross-outinasi tas taskas, jeigu aš completed padarau. Tai va tokį va testą parašęs, va tuomet nebereikia tiesiog eiti į va šitą vietą ir tiesiog testuoti. Ir čia va testuojant galima net nerasti kai kurių dalykų, ką galima rasti testavimu. Tai rimtam projektui iš tikrųjų testuoti reikia. Šitam tokiuose testuose dar iš esmės, realiai whatever čia yra. Bet aš manau, kad mokytis testuoti reikia ir aš pabandysiu per ateinančias kelias dienas pasimokyti, kaip reikia testuoti. Toks mano planas ateinačiam 3 dienom ar gal 2 dienom, nežinau, pažiūrėsiu kaip spėsiu. Ir šiandien tiek, o mokytis tęsiu rytoj.